Garbus pasaulinės lyderystės konferencijos Klaipėdoje dalyviai, malonūs svečiai, esu Vytautas Grubliauskas, Klaipėdos miesto meras. Ir visų pirma noriu visus pasveikinti susirinkus į šį tikrai dvasingą, svarbų, nesavanaudiškos lyderystės forumą. Iš tiesų, bent man nekyla klausimas, kodėl jūs Klaipėdoje. Nes Klaipėda jau seniai užsitikrino lyderio vaidmenį, užsiėmė lyderio poziciją Lietuvoje kaip miestas, atviras pažangiams idėjams, drąsiems sprendimams, ryžtingiems pokyčiams ir improvizacijai tai įgyvendinant. Tai Klaipėda. Todėl man nekelia abejonės, kad tokia konferencija, pasaulinė lyderystės konferencija, startuoja Klaipėdoje ir tai daro jau 5. kartą. Džiaugiuosi, bet per daug ir nesistebiu tuo, kad šita konferencija įgauna Lietuvoje geros, sveikos epidemijos mastą, kad prasideda Iškyjos plėtra į sostinę Vilnių, o šiais metais dar ir į Šiaulius. Aš manau, tai dar vienas papildomas įrodymas, kad tai yra prasminga, vertinga, dora ir nesavanaudiška investicija į kiekvieną žmogų, o ypatingai į lyderį, kuris veda tautą, bendruomenę į tam tikrus siekius, tikslus ir rodo efektyviausią kelią to pasiekimui bei gyvendinimui. Nebejoju, konferencijos programoje gausybė įdomių, prasmingų, vertingų, dvasingų pranešimų. Nebejoju, kad tie pranešimai bus ne tik išklausyti, ne tik įvertinti, bet ir giliai suvokti kaip geros, nesavanaudiškos, prasmingos, dvasingos lyderystės pavyzdžiai, įkvepiantis ir nukreipiantis. Manau, gausoje įvairiausių konferencijų, kalbančių apie lyderystę, šita pasaulinė lyderystės konferencija pirmiausia išsiskiria savo nesavanaudiškumu, dvasingumu ir būtent lyderystės pamatai, ant kurių, giliu mano įsitikinimu, turėtų būti statomas lyderystės institutas, lyderystės uola. Ir linkėdamas jums prasmingų, drąsių idėjų kelimų, jų pateikimo, linkiu ne ką mažiau karštų, drąsių ir intensyvių diskusijų apie tai, mažose bendruomenėse prie stalų, bendroje bendruomenėje, visoje šaunioje ir dvasingoje LCC salėje ir dar drąsesnių apibendrinimų, dėl kurių sutartumėte, kad tai yra tos gairės, tos dvasinės ir vertybinės koordinatės, kuriomis ne tik kad verta, bet būtina eiti ir sekti. Linkiu, kad tos pamokos, ta išmintis, kurios jūs pasisemsite šitos konferencijos metu, padėtų ne tik jums tapti tais lyderiais, kuriais tikima ir paskui kuriuos drąsiai einama, bet ir tais lyderiais, kurie tiki savo misiją. Pasakysiu labai trumpai, giliu mano įsitikinimu, klaida, kurios dėja ne visada pavyksta išvengti, net ir didžiausiams lyderiams. Įsivertinimas savęs tarsi nebeklystančio žmogaus. Aš manau, didžiausia klaida yra pripažinti, kad tu nebeklysti. Todėl labai linkiu, kad šita konferencija, šitos konferencijos diskusijos, išvados, apibendrinimai padėtų suvokti visiems vieną paprastą klausimą ir esmę. Visi esame žmonės. Visi, ko gero, kartais klystame ir dažniausiai, tikiuosi, tai darome nesąmoningai. Bet būdami lyderiais neturime bijoti suklysti. Būdami lyderiais turime visada prisimti atsakomybę už sprendimus, kuriuos išmokome vienu ar kitų klaidų pagrindų. O jeigu kalbame ne apie tą formaliją lyderystę, bet lyderystę, kuri stovi ant dvasingumo, nesavanaudiškumo, tikėjimo, aš manau, tai yra šiandienos, o gal netgi labiau rytdienos lyderio portretas. Linkiu visiems būti to portreto dalimi.